Įsivaizduok, giliai įkvėpiai, pradedi sakyti om ir staiga į tavo namus įsiveržia kaukėti vyrai, parverčia tave ant žemės. Tai ne filmas, tai 2025 metų Rusija. Joga ten oficialiai sportas. 1,5 milijono žmonių kasdien daro tempimo pratimus, kvėpuoja, sveikatinasi, netgi kalėjimuose. Birželio 21 tarptautinė jogos diena. Žmonės švenčia, atrodo viskas gražu, bet tik iš pirmo žvilgsnio. Žiūrim video. Jei esi mokytojas ir praktikuoji su 10 mokinių, ramu. 100 valdžia jau pakelia antakį. 1000 FSB skaito tavo žinutes, kontaktą, Facebook'e ir panašiai. O jei tapsi guru ir turėsi 100 000 sekėjų bei kalbėsi apie karmą vietoj korupcijos, sveikas atvykęs ar atvykusi į toletarinių sektų sąrašą. O štai ten karaliauja Aleksandras Dvorkinas, Rusų cerkvės drabužiai, FSB šypsenėlė ir ekspertizė rankose. Kundalini. Seksualinis pavojus kaliniams. Mantra. Psichologinis smurtas, okultizmas. JAV žmogaus teisių komisija juokiasi. Pseudo ekspertas be lašo mokslo, bet Rusijos teismuose jo žodis šventas. Alatra mokslinis judėjimas, nagrinėjantis klimato problemas, 2023 metais paskelbti sektą, o 2025 metais jau ir ekstremistais. 7 žmonės kalėjime už tyrimus ir kalbėjimą apie Sibiro pliumą bei taiką. Dovanokit, bet duosiu trumpą patarimą jogos praktikams Rusijoje. Geriau sakykite, kad darote fitnesą, pamirškite om. Niekada nerenkite renginių su daugiau nei 1000 žmonių. Tik maži išgyvena, dideli miršta biurokratijoje. O jei kritikuosi, sveikas gyvas užsienio agentė. Ir kaip jums tokia tikėjimo laisvė? Iš tikrųjų, tai ne laisvė. Tai šiuolaikinė inkvizicija su ekspertizėmis vietoje laužo. Na ką, rusai, kvėpuokite tyliai, kol dar galite tai daryti. O ką, europiečiai, atmerkim akis, įtempkim ausis ir stebėkime iš paukščio skrydžio.